Labas. Tik atsibudau, esu pakimęs, bet esu labai laimingas. Ir šio video tikslas - išsiaiškinti, patyrinėti save. Tai yra testas, ar netyčia tu nesergi šizofrenija. Labai rimtas, bet atsiprašau, tuo pačiu man labai, kadangi aš tai laikau dovana, man tai yra labai linksmas žaidimas. Įmėsiu linką, iš kur traukiu informaciją ir viską susirašiau, pasibraukiau, kur ten paryškinta, galėsit paskaityti. Sunku rašyti iš ryto tiek daug, esu tinginys. Bet padariau tai, nes labai noriu, kad pasitikrintume. Tai stengsiuos labai daug nekalbėti, eikim prie reikalo. Taigi, šizofrenija. Šizofrenija yra lėtinis psichikos sutrikimas, kuriuo sergant sutrinka tikrovės suvokimas. Tai vat, pasitikrinkit, ar jūsų tikrovės suvokimas nėra sutrikęs. Iškart. Ar tikrai taip, kaip aš matau pasaulį, ar jisai toks ir yra? Nekyla toks klausimas, niekad gyvenime nekyla toks klausimas. Tai pradėkime nuo to, kad sutrinka, aš čia sunkiai pasirašęs, labai neryškiai ir neaiškiai, kadangi labai skubėjau, tai sutrinka tikrovės suvokimas. Kaip tai yra? Mąstymo nuoseklumas ir produktyvumas. Mąstymo nuoseklumas ir produktyvumas. Ar nebūna taip? Kad sutrinka mąstymo nuoseklumas ir produktyvumas. Kada galvoji apie vieną ir pamiršti tiesiog. Blemba, galvoju, nesvarbu, ką aš čia. Nebūna taip? Galima tai pavadinti kitaip. Aš nesusikoncentravęs. Aš išsiblaškęs. Nagi mes taip sakom. O gal čia yra šizofrenijos pasiteisinimas? Truputį provokuoju, bet aš darau testą. Testas. Pats peržiūrėsiu šitą video po to ir paklausiu savęs. Na, vat, ar man taip yra. Ryškėja socialinis atsiribojimas. Ar būna, kad tiesiog nesinori eiti ten į vakarėlį, nesinori eiti su draugais pasibūt. Galbūt keičiasi draugų ratas, ten irgi tai parašyta, kad nebe tie draugai. Blemba, kaip gali nebebūt draugas su tuo, kurio buvai 10 metų, kaip pavyzdys. Nes ryškėja socialinis atsiribojimas. Nebesinori bendrauti su žmonėm. Tiesiog atrodo, gal aš šiandien geriau niekur neisiu, pabūsiu namie. Ir tai tęsiasi galbūt daugiau dienų ir pasirodo visai faina būti vienam. Gal geriau miške pabūsiu. Nėra taip. Žiūrim toliau. Asmenys sergantys šiuo sutrikimu patiria haliucinacijas ir kliedesius. Haliucinacijos ir kliedesiai. Kas yra haliucinacijos? Matymas tai, ko nėra. Kiek žmonių yra pamatę ateivius ir juos nufotkinę, turiu omeny lėkštę. To nėra, bet jie nufotkino. Pavyzdžiui, dvasios. Kokia tema. Kiek yra visokių nuotraukų padaryta. Iš kur tai atėjo? Fantazija, įmontavimas arba haliucinacija. Kliedesiai jisai savam pasaulį, tas žmogus. Tai testas, ar nekliedi. Ar nesi savam pasaulyje?
Ar tau neatrodo, kad kitas yra savam pasaulyje? Ir ar neklėdi, ką reiškia klėdesiai? Nu, reikia patį žodį išsiaiškinti. Tai vat, žmogus, kai šneka tai, kas jam yra jo galvoje, jeigu jisai viską iš tikrųjų nuoširdus ir šneka, jisai klėdi. Arba mes jo nesuprantam. Bet ar tu galvoje neklėdi, tik to nepasakai. Dažniausiai serga 20-25 metų, 20-30 susirga dažniausiai. 20-25 metų, 20-30 metų dažniausiai susirga. Kodėl? Nekyla klausimas, kodėl jauni žmonės dažniausiai susirga šizofrenija. Kai tyrinėja pasaulį, kodėl dabar padaugėja šizofrenikų. Kai jiems atrodo, galbūt tau atrodo, kad esi jaunas ir žiūri šį video, arba turi vaiką, kuris panašu, kad serga šizofrenija, nes jisai kliedi, kaip šnekėjau, šneka tai, kas nesuprantama tau. Tai reiškia, šneka tai nuoširdžiai, kad gal šis pasaulis yra kitoks. Aš noriu, kad jis būtų kitoks. Ir aš jį matau kitokį. Ką jis turi omeny? Apie visą tai galim šnekėti, bet einam prie esmės, čia yra testas. Ir kodėl 20-25 metų 20-30? Todėl, kad žmogus yra tuo metu žingeidus, nepasiduoda, jis formuojasi, jo pasaulėžiūra. Skaitim toliau, simptomai. Pradedam nuo simptomų. Prasideda tikrasis testas. Žiūrėkit, kiek pas mane jausmų ir emocijų, nes aš galiu šnekėti ir taip, labai ramiai, labai lėtai, kaip man patinka. Bet aš atsibudau su gerais jausmais ir aš jų nebijau. Haliucinacijos. Tai yra simptomai, nauji papildomi liguisti išgyvenimai. Kažkokios skaudžios patirtis, kuriom arba dalinies, arba ne. Čia testas. Haliucinacijos, pokyčiai juslių, kurie atsiranda, kaip užsirašiau, haliucinacijos pokyčiai juslių, kurie atsiranda be stimulo. Pavyzdžiui, apie jį kalba pažįstami ar nepažįstami žmonės, balsais sklindančiais aplinkoje ar skambančiais galvos viduje. Čia paaiškina, kas yra haliucinacijos. Atsiprašau, aš užbėgau įvykiam už akių. Pokyčiai juslių, kurie atsiranda be stimulo. Ir vėl galim apie tai daug šnekėti, bet apie jį duodamas pavyzdys, apie jį kalba pažįstami ar nepažįstami žmonės. Jam atrodo, kad apie jį kalba pažįstami ar nepažįstami žmonės, balsus girdi sklindančius aplinkoje ar skambančius galvos viduje. Pasitikrinkim, ar iš tiesų nėra jums šizofrenija, netyčia. Reikia žinoti, tai yra labai svarbu, nedaug dievė. Apie jį kalba pažįstami ar nepažįstami žmonės. Jam taip atrodo. Ar būna, kad esam žmonių aplinkoje ir blemba, atrodo, kad jis kažką apkalba apie mane. Prieini, paklausiu, jis sako, ne. Tai čia šizofrenijos požymis. Jeigu pasigirdo kažkas, Ar tau pasigirdo? Jo, turbūt. Gal tai šizofrenija. O gal tai normalus pasaulis, kuriam mes gyvenam? Kokie įdomus klausimai.
Skambančius galvos viduje. Ar būna, kad kas nors kažką pasako ir ateina mintis, kad turbūt jisai apie mane. Gal tu šizofrenikas? O gal tai tiesiog mintis, kuri atėjo ir jie nereikia kreipti dėmesio, ką mes ir darom. O jeigu atkreipti dėmesį, kas įvyksta, paklausė to žmogaus ir sako, tu svaigsti, tu gal sergi. Ar aš sakau, man pasigirdo. Testas. Skaitom toliau. Aš nemoku trumpai šnekėti, 10 minučių. Bet tai labai turtinga. Užuosti dažnai keistus nemalonius kvapus, matyti vaizdus, kurių nemato kiti. Ai, koja nutirpo. Aš tik atsikėliau ir taip noriu pasidalinti, todėl aš dar net neapsirengęs. Šizofrenija. Taip, užuosti keistus dažnai nemalonius kvapus. Ar nebūna, kad smirdi kažkas? Matyti vaizdus, kurių nemato kiti. Nemanau, kad mes matom tas pačias spalvas. Nes jeigu nuo vaikystės žmogų auginsi ir pasakinsi, ir išmokysi jį, kad raudona spalva yra geltona, o geltona raudona, jisai taip šnekės. Nors mes matysim tą patį, bet suprasim skirtingai. Tai matyti vaizdus, kurie nemato kiti. Esam tam pačiam kambarį. Ir aš matau šitam kambarį kažko, ko tu nematai. Tarkim, koks galėtų būti pavyzdys? Gal kažką pastebi, ko kiti nepastebi. Tai jau šizofrenija. Kliedesiai, įsitikinimai, mintis, kurie prieštarauja realybės loginiam faktam. Pavyzdžiui, asmuo gali teikti, kad jis yra veikęs kosminių jėgų, naudojamas aplinkinio, kad apie jį ištisai kalba televizija ir panašiai. Problema, kuo toliau, to labiau man patinka. Aš apie tai jau pakalbu liktai, bet einam iš lėto. Asmuo gali teikti, kad yra veikęs Kliedėsi įsitikinimai, mintis, kurie prieštarauja realybės loginiams faktams. Ar neatrodo, kad tiesiog, kažkaip kitaip elgies, nei pasaulis ir ateina baimė išsiskirti. Ir tai yra, žmonės suserga 20-30 metų, kad ateina baimė išsiskirti, nes tai prieštarauja realybei, jų įsitikinimai ir mintis, kada maištauja, viskas taip paprasta. Asmuo gali teikti, kad yra veikiamas kosminių jėgų. Ką vadinu aš kosminiam jėga? Ką kiti vadina kosminiam jėgom? Dievu, sąmoningumu, visata. Jeigu visi šitie žodžiai yra sinonimai kosminiam jėgom, jeigu apie tai čia kalba, manau apie tai, čia yra tiesiog sinonimas, tai gerai pagalvokit, ar jūs netyčia nesidomit, negalvojat, kad yra Dievas, nes jūs jau tikit, kad yra kosminės jėgos, ir jeigu labai tikit tuo, gal jūs pradeda tai veikti, gal iš tikrųjų Dievas per jūs veikia, gal iš tikrųjų Dievas veikia šiame gyvenime, gal iš tikrųjų yra sąmoningumas, kuris veikia pa žmogų, kaip Dievas. Kai žmogus tampa sąmoningas, jisai supranta dalykus, jisai mato dalykus kitaip. Ir mes sakom, koks jis sąmoningas. O kiti sako, ne, žodžiu, testas. Viską testuojam savyje.
Čia aš skaitau parodysiu kur, nieko neprisigalvoju. Mano, kad per jį kalba apie televizorių ir panašiai. Nu, vat, ar neatrodo kartais, kad per televizorių klausant, žiūrint televizorių, nu, ten šneka apie mane, nu, vat, mano gyvenimą pasakoju, nu, vat, taip yra mano pasaulyje. Jeigu taip, gal tu šizofrenikas. Mąstymo sutrikimai, pasikeičia mintis ir apdorojimas minčių, nuoseklumas ir minčių raiška. Mintis ir, blemba, aš taip skubėjau užsirašyti, norėjau nusifotkinti, bet neturiu 2 telefonų, o neina vienu metu ir filmuoti ir skaityti iš telefono. Mąstymo sutrikimai, pasikeičia mintis ir minčių apdorojimas, kaip suprantu. Minčių nuoseklumas ir minčių raiška. Va, ar nebūna taip? Kad nėra nuseklių minčių, kad vat, galvoji, aš šneki apie vieną dalyką ir jau jauti, kad šneki apie kitą dalyką. Nes taip nori kažką pasakyti. Arba esi ant tiek pavargęs, užsigrūzinęs pasaulyje, gyvenime savo ir tenka ką nors paklausi ir tu atsakai kažką kitą, tiesiog kad atstotų. Minčių nenuoseklumas, blogas apdorojimas, informacija, apdorojimo greitis, orientacijos, susilpnėjimas aplinkoje. Nu, ar nebūna, kad esi galbūt toksai, aš tai sakau, gal esi pervargęs, kad lėčiau viską darai, kad arba kaip tik labai greit viską darai. Manija vadina tada. Jeigu skubi ir darai klaidas, gal sergi šizofrenija, nes tai yra manija. Neskubėk. Judėjimo sutrikimai pasikeičia judesių vientisumas, plastiškumas, atsiranda keistos įvairios pozos. Atsiprašau, kad nusijuokiau. Nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsi žmogų, kuris yra išgėręs ar kažko pavartojęs, kad ir medikamentų padauginęs, tų, kuriuos skiria nuo depresijos, nuo šizofrenijos, jeigu išgėrai alkoholio truputį daugiau, kažko pavartoji, tada pasikeičia judesių vientisumas, plastiškumas, atsiranda keistos pozos. Pasitikrink. Negatyvūs simptomai, ten buvo pozityvūs, čia negatyvūs. Gebėjimas ir gebėjimai ir funkcijos, kurių netenka su šizofrenija. Čia yra negatyvūs simptomai. Gebėjimai ir funkcijos, kurių netenka su šizofrenija. Sklandaus mąstymo ir kalbos netekimas. Viešai pakalbėti apie kažką žmogus gali, ar jis pradeda jaudintis, pasitestuok. Ar nebūna tau, kad sutrinka tavo sklandus mąstymas ir kalbėjimas. Aš tik duodu gal tokį pavyzdį, gal tai dėl streso ir įtampos, kada jaudinės, pavyzdžiui, išėjęs mokykloje, ar jau vyresnis žmogus prieš kitus ir reikia papasakoti, kaip jautiesi. Arba pristatyti kokią prezentaciją ir pradedi nerimauti ir jaudintis. Ir kas nutinka? Dingsta sklandus mąstymas ir kalbos netekimas ar sutrikimas gali būti. Asmuo dažnai keičia temas, naudoja sugalvotus žodžius ir frazes. Kaip įdomu, asmuo dažnai keičia temas, naudoja sugalvotus žodžius ir frazes. Mano pavyzdžiui tai netinka. Asmuo dažnai keičia temas. Išsisukinėjimas. Ar nėra to, kad nori išsisukti?
tiesiog išsisukinėjimas, ar nenori išsisukti kartais. Patestuok save, nes tai yra šizofrenija. Negebėjimas kontroliuoti impulsyvumo. Negebi. Vat sunervuoja kažkas ir sakai, jam iš karto, pašol tu na. Arba kažką labai myli ir sakai, blemba, kokie jūs nuostabus. Gerai, galbūt tu taip tik pagalvoji, bet to nepasakai. Bet tu taip pagalvoji. Ir negebėjimas to kontroliuoti, jeigu tu pagalvoji ir gali viduje tiesiog sakyti, nesakysiu. Tai tu nesirgi šizofrenija. Bet jeigu tave užknisa jisai ir tu jam pasakai, ir yra tokių žmonių, kurie iš karto pasako, tai gal jie serga šizofrenija, nes jie yra impulsyvūs. Neadekvati emocionali neadekvati emocionali reakcija į aplinką. Čia kaip reaguoji, emocinis ar jų išraiškų emocijos, ar jų išraiškų netekimas. Neužknisa kartais. Aš tiesiai šviesiai, žinokit. Ar nebūna taip, kad užknisa kartais? Ir tiesiog tampi apatišku. Ar žmonės, kurie geria vaistus, ilgą laiką netampa apatiškais? Nežinau. Pasitikrinkit. Ar nebūna, kad tiesiog nieko gyvenime nebenori ir neberodai tų jausmų, emocijų. Vėl galima aiškintis, kodėl, bet čia testas. Ar nebūna taip jau? Ar nėra buvę gyvenime? Gal tai šizofrenija? Susidomėjimas gyvenimu ar veiklų praradimas? Ir veiklų. Susidomėjimu gyvenimu ar veiklų praradimas. Žodžiu, nebeįdomus gyvenimas. Ar nebūna taip, kad noris kažko kito gyvenime? Nes jeigu pradingo susidomėjimas į tą gyvenimą, kurį turi dabar ir nori kažko kito, gal tau šizofrenija? Socialinė izoliacija. Nori pabūti vienas. Nebenori bent. Gal tau šizofrenija? Malonumo ir pasitenkinimo nejutimas. Ir nebesmagu tai, kas yra dabar. Gal tau šizofrenija? Sunkumai pradedant ir laikantis sugalvoto plano. Sunkumai pradedant ir laikantis sugalvoto plano. Turi kažkokią idėją, turi planą, kaip kažką padaryti, pradedi juo eiti ir kažkaip sunku ir net nutrauki. Pereini prie kito plano. Planas pasikeičia. Gal tai šizofrenija. Patarimai, sunkumai kasdieninėje veikloje. Patiriami sunkumai kasdieninėje veikloje. Tiesiog gyvenimas turbūt. Ar nepatiri sunkumo kasdieninėje veikloje? Jei patiri, gal tai šizofrenija. Kokie tie sunkumai? Turbūt viskas čia prašyta. Čia išsamei buvo, išsamiau truputį, 24 minutės. Tai va, testas. Jeigu šitie simptomai tau tinka, miela žmogau, kuris klausai, ir laikai save sveiku, tai va, ar nekyla klausimas, kad gal kažkas tinka man, gal ne kažkas, gal viskas tinka man, ir gal aš sergu šizofrenija. Kur aš lenkiu, tai jeigu tu sergi šizofrenija, tada ateina baimė pasakyti tai kitam. Ir čia jau mano duona. Baimė
suvokimas, kaip jį veikia, nes jeigu tu bijai, kad tu sergi šizofrenija, nes tai atitinka tavo, ir galbūt tavo kaimynas dabar klausantis irgi pajaučia tą patį, tai gal geriau eik su juo ir pašnekėk, nes pradėsi įtarinėti, kad vienas kitą sergat šizofreniją, esat kitokie, savam pasauliu. Koks jisai įdomus tas pasaulis. Ir koks nuostabus yra Dievas. Bet apie tai kitą kartą.